Labas, 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 sakau tau prisijungus prie manęs, prie šito video, kuriame noriu pasidalinti naujų įžvalgų apie tai, kaip plėstis, augti savo karjeroje ir versle, išvengiant perdegimo. Perdegimo, kuris tau yra pažįstamas. Arba sabotažavimo, sustojimo, atsitraukimo ir likimo sename cikle, kartojant tą patį ir neturint augimo, peržengiant per stiklinės lubas ir atsiduriant sename, kada tu galbūt apskritai bijai, vengi plėtimosi, todėl kad vienintelis būdas, kaip žinai, tai vyksta, yra didelių aukų kaina. Tai ar tu esi ta moteris, verslininkė, vadovė, lyderė, galbūt transformacinėje saviugdos nišoje, galbūt tu turi visai kitoje srityje lyderiaujantį, pirmaujantį verslą. Esi moteris, žinanti, kas yra sėkmė ir tikriausiai šitą sėkmę, kurią tu susikūrei per sunkų darbą. Tai tau yra pažįstamas pasiekimai, pažįstamas kelias, pastangos, tavo atsidavimas savo meistriškumui, pasiekimams, gyvenimo meistriškumui, tą, ką tu nori sukurti kiekvienoje savo gyvenimo srityje, ar tai būtų karjera, profesinis tavo savęs realizavimas, ar tai būtų tavo asmeninis gyvenimas ir santykiai. Tu esi ta moteris, kuri nori kurti gyvenimo gražiausią savo audinį, dizainą. Ir dabar, kokia realybė gali būti, kuomet tu svajoji apie plėtrą ir augimą, realybė gali būti tokia, kad šiuo metu laviruoji tarp, žinoma, daug atsakomybių. Daug atsakomybių yra ant tavo pečių. Ir tas pats verslo plėtimasis, plėtra, vizija, kurią turi realizuoti savo verslui, galbūt komandos valdymas, toliau yra tavo pačios vidinis augimas, kuris neatsiejamas yra tavo gyvenime, ar tai būtų tavo savipriežiūra, savirūpa, kažkoks ramybės laikas, savęs puoselėjimas ar edukavimasis, tai yra tau svarbu, bet visos tos tarsi gali jaustis, kad turi žongliruoti su daug dalykų vienu metu ir dar tuo pačiu jausti tą norą plėtimosi, kuomet jauti, kad šiuo metu žaidi tokių mažesnių lygių negu tiki tau įmanoma. Tikiu, kad tu esi moteris vizionierė, turinti plačią, didelį užmatymą apie tai, kas yra įmanoma tau, tavo verslui, tavo komandai, tavo asmeniniam gyvenime. Tikiu, kad tu esi maratoninkė, kuri eini į viziją, kur nori daugiau erdviškumo, daugiau tėkmės, laiko savo, šeimai. Tačiau šiuo metu šitam atsakomybių chaose gali jaustis išsekusi. Gali jaustis, kad jau ir taip mažai tau vietos yra savo ir kada tu esi moteris, kuri esi centras savo santykiuose, daug žmonių sukasi apie tave. Yra toksai dalykas, kad tu esi linkusi atiduoti kitiems, rūpintis kitais, daryti kitus prioritetu, nors ir save darai prioritetu, kaip save suvokianti, saviugdoj pažengusi moteris. Sieki to balanso. Tačiau su ta plėtros vizija iš tikrųjų gali jaustis užspausta ir nežinanti, kaip augti ir plėstis kažkokiu tai nauju būdu. Tai reiškia tokiu būdu, kuris būtų harmoningas, darnus ir tikriausiai, kad ką tu darai, tai yra toksai momentas, kada
vienintelis būdas, kurį tu žinai, kaip liestis, tai yra apie darymą daugiau. Tai galvoji, jeigu tu nori finansinio augimo, plėtimosi, tai tau reikia daugiau pridėti, daugiau daryti. Ir tuomet tu pradedi daugiau daryti, užsikrauni daugiau darymo savo ir atsirandi tokiame rate, cikle, kur tu labai daug darai siekdama to augimo, tačiau atrandi galiausiai save tame, kad vis tiek tos durys į plėtrą, į tą šuolį neatsidaro, o tu lieki tame pačiame cikle, einanti ratais, siekianti tos plėtros, galvoji, kad tu darai viską teisingai, tai yra daugiau darai, kas turėtų sukurti didesnį augimą, bet vis tiek esi tame pačiame lygmenyje. Ir kaip sakiau, gali būti, kad tu apskritai šiuo metu kitas variantas yra, gal tu nesi tame dar veiksmo momente, bet tu savęs stabdai, tai reiškia atsitrauki, todėl kad tavo protas negali sukramtyti tavo troškimo, kurį tu turi augti ir apkabinti didesnį potencialą. Tai jisai gali galvoti, kad tas naujas lygmuo reišks daugiau atsakomybių, daugiau laiko iš tavęs reikalaus, daugiau komandos valdymų, daugiau sunkių situacijų spręsti ir gali būti iš tikrųjų tiesiog atsitraukime ir šiek tiek jausti apatiją, nusivylimo kartėlį dėl to, kad nežinai, kaip būti integraliai, tai reiškia vientisume su augimu, kuris stuksena tavo širdyje. Tu žinai, kad yra tau iš pečių, iš nugaros visur eina aistra, žinojimas, kad šita vieta, likimas sename tau yra stagnacija, tau reiškia nerealizavimą savo potencialo, tau reiškia cinizmą, kuris kyla tada, kada tu nesi savo lyderystėje ir savo optimume, kas tau kaip A-tipo moteriai yra svarbu, tau yra svarbu save realizuoti. Ir todėl nieko nedarant gali prasidėti tokia stagnacija, nusivylimas ir kartėlis. Tai mieloji, kaip išspręsti šitą dalyką ir ar tu tiki, kad yra šviesesnė ateitis tau ir lengvesnis kelias? Tai aš esu čia tau pasakyti, kad tu tikrai nesi viena žongliruojanti su tom atsakomybėm ir su šituo vienu klausimu, kurį tu turi. Tai yra, ar įmanoma, ar yra kitas būdas, ar tos tavo svajonės ir vizijos apie erdviškumą, savirūpai, santykiams, saviugdai yra butaforinės ir neįmanomos? Ar iš tikrųjų įmanomas šitas variantas, kur yra plėtimasis, kurio tu nori, yra augimas, realus, apčiuopiamas, bet tuo pačiu nėra paaukojami tavo brangus aspektai. Tai yra tavo gerovė, tai yra tavo kūno sveikata, tai yra tavo proto ramybė, tai yra tavo džiaugsmas. Ar yra šitas įmanomas variantas? Ir aš esu čia tau pasakyti, kad jisai yra įmanomas. Ir ne tik tai įmanomas, bet jisai, brangi, yra įmanomas ir tau. Taip tau, kuri tu dabar klausaisi ir galbūt girdi mano žodžius tiesiog kaip patvirtinimą. Tai kaip tai yra įmanoma ir kodėl, kas stovi tarp tavęs ir to užsiciklinimo sunkesnėme darime arba apatijoj, atsitraukime ir tos vizijos, kurią tu turi apie naują lygmenį, ate praaugtam, kuris žinai, kad praaugo. Ir aš tave girdžiu, suprantu, kad tu gali būti moteris, kuri
pastaruosius mėnesius darė daug darbo. Tai tu galėjai daryti daug darbo, tiek praktinio darbo, tai reiškia susitelkė į strategiją, verslo mokys, edukavai, gyjai naujų įgūdžių, daug darei, kaip sakiau, dar daugiau darei. Ir gali jaustis, kad nori poilsio. Gali jaustis, kad jau nuveikiai tiek daug darbo, kur tas tavo poilsis išsvajotas. Tu gali jaustis tiesiog išsekus ir sakyti, aš nenoriu va dabar tenais toliau to plėtimosi, nes tai, ko tu nori, yra poilsio. Kodėl taip vyksta? Kodėl taip vyksta? Todėl, kad iš esmės yra du disbalansai, kuriuos aš matau dirbdama su moterimis, ambicingomis, didelės vizijas turinčias ne tik asmeniniam gyvenimui, bet ir kolektyviniai prisidėjimui. Yra disbalansas tame, kad ateini ir forsuoji dalykus. Turi savo tikslą ir nori padaryti viską greitai. Ir save spaudi, kad daug greičiau atsidurtum toj vizijoj. Galvoji, kad dabar susitelksi ir vat paspausi save, tai tu galėsi atsikvėpti, tada tu galėsi pasimėgauti, tada tu galėsi būti ta moteris su tuo erdviškumu, tada tu turėsi visą tą savo gyvenimą svajonių. Bet kas vyksta, kad šitas savęs spaudimas, norint materializuoti greičiau tavo viziją, palieka tave išdegusią. Ir tada vyksta atitrūkimas į kitą pusę. Tai tu bandai plėstis, bet tuo pačiu turi tą apatiją, poilsio norą. Vienas dalykas, reiškia, atotrūkis yra mechanizmas, būdas, kaip tu dirbi. Tai yra per forsavimą, apleidžiant save. Apleidžiant save. Tuo tarpu, kai tu ko nori, yra ir plėstis, ir turėti save įtrauktą procese. Ir kitas momentas, kuris vyksta, kada kitas aspektas pasireiškia, kur yra apatija, nusivylimas ir prasideda savęs sabotažas. Prasideda tavo tas sakymas, kad tu nepakankama, kad čia neįmanoma, kad tau reikia viską perfektiškai turėti. Reiškia perfect, ar ne? Reiškia, viskas turi būti tobulai. Ir todėl tu lauki, atsitrauki ir lauki, kol visa būsi tobula, kol tavo darbas bus tobulas, kol visas turėsi sertifikatus, kol turėsi savo brandą tobulą. Tai vat, todėl ir stringa plėtimasis. Dėl to, kad šitie du aspektai nėra sujungti. Arba vienas forsavimas, arba laukimas ir apatija. Ir kodėl taip yra? Kodėl yra tas spaudimas, tas forsavimas ir kodėl tas atsitraukimas ir paskui noras poilsio ir išsekimas? Viena mąstymo kliūtis, viena aklavietė, kuri tave gali striginti, yra ta, kad būtent tu galvoji, kad tiki, kad tada, kai tu pasieksi kitą lygmenį pajamų, tada tu, pavyzdžiui, pasamdysi komandą. Kada tu pasieksi kitą lygmenį pajamų, tada tu būsi moteris su savipriežiūra. Ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, tu perkeli tai į ateitį. Vyksta atotrūkis tame, kad šiai dienai tu tiki tik tai darymu, tik tai veiksmu, tik tai sunkiu darbu. Ir galvoji, kad yra kitas kelias, kaip mes kalbėjom. Tu tiki, kad yra kitas kelias. Tai koks trūkstamas dalykas?
Kokia trūkstama detalė yra tas, kad plėtimasis nėra tik tai darymas, nėra tik tai daugiau darimo, nėra tik tai darbas, strategija, mechanizmas šitą. Yra tonos asmeninio, vidinio darbo, kurios turi būti atliktos, norint pereiti į naują formatą gyvenimo, naują realybę su kokybiška savipriežiūra, kokybiškais santykiais, kokybiškom pajamom, kokybišku augimu. Tai yra visai kita asmenybės tavo dalis, kuri turi dalyvauti. Ir prasideda nuo būsenos, o kokioj būsenoje esi šiandieną, jeigu daug darai, jeigu apleidi save, jeigu spaudi, jeigu esi perfekcionizme. Tai jungtis yra apie iš tikrųjų, jeigu nori akceleruoti, turi derinti praktinės strategijas, veiksmą, teisingą veiksmą su vidiniu savęs pakėlimu ir vidinio susiderinimu. Jeigu mes matomės pirmą kartą, jeigu tai būtų, taip, Kristina, labas, ir Vaiva, matau, labas. Labas, mielosios, aš neturiu daug laiko, bet labai gera su jumis susijungti. Ir siunčiu savo linkėjimus jums. Jeigu mes matomės vis tik tai pirmą kartą, tu matai mane pirmą kartą, mano vardas yra Viktorija Sage, esu praktinių sprendimų mentorė, sėkmės klestėjimo mentorė, magnetiškos lyderystės katalizatorė ambicingoms, apdovanotoms moteriams. Dažniausiai moteris yra versluose, vadovaujančios, bet taip pat ir pirmaujančios saviugdai, asmeniai transformacijoje lyderės. Ir tai, ką aš joms padedu padaryti, tai yra paspartinti kitą lygį sėkmės ir pasitenkinimo, be daugiau spaudimo, persidirbimo ir poreikio sprausti save į pernelyg griežtas strategijas. Tam, kad tu galėtum pritraukti resursus, kurie tau reikalingi klestėjimui, lengvesniu būdu. Tam, kad tu galėtum klestėti ir asmeniškai, ir finansiškai. Ir visa mano filosofija yra paremta tuo, kad tau kaip ambicingai, apdovanotai moteriai su vizija, su dovanom, vesti komandas, vesti viziją, yra vienas būtinas dalykas, tai yra būti optimume savo klestėjime, nes tai ir lemia tavo pritraukimą, tavo santykius, kurie ateina į tavo gyvenime. Tai remia tavo produktyvumą. Jeigu tu užsiciklini spaudimo režime, jeigu tu užsiciklini perfekcionizme, tai neleidžia tau plėstis taip, kaip tu nori, nes tu turi frikcijų daug. Ir frikcijos apsupa tavo veiksmus. Tai jos lėtina, stabdo augimą ir viziją, kurią tu žinai, kad jinai tarsi tau kabo, bet tu negali praeiti. Todėl, kad yra vidinės sluoksnis, kuris brokuoja tavo veiksmus, brokuoja, kas tau įmanoma ir atitolina tą, kas tau įmanoma šiandien. Tai koks dalykas yra ir ką aš tau noriu pasiūlyti, aš turiu keliauti netrukus į sesiją su savo mylimą privačią klientę, bet noriu pasiūlyti tau keletą būdų, į ką turėtum atsižvelgti. Tai reiškia, kada aš dirbu su klientėmis, mes einam į tai visų pirma, į vidinį susiderinimą. Tai reiškia, tu turi būti visai naujoj pozicijoje. Ir daranti save pirma, ir iš tikrųjų perženganti tuos mąstymo senus stereotipus, tiek apie darymą save pirma, tiek apie investavimą į paramą, į buvimą palaikomą, vietoj vien tik vyriškoj
energiją operuojančią, tai yra darančią ir duodančią, kada tu ateini į savęs prioritetizavimą, į gavimą, į išplėtimą, tavo atsiskleidi tu pati, tampi laisva būti savimi be kontrakcijų, su pasitikėjimu ir tai yra vienas stipriausių elementų tavo verslo karjeros sėkmiai. Tai reiškia tu. Antras elementas tai yra suderinti tavo strategiją, kurią tu dirbi. Ir šita strategija turi būti pakeista. Taip, aš nesu ta mentorė, coacherė, kuris sakysiu, kad perėjimas į didesnės pajamas, ar tai tu 6 figūrų siektum ar 7, man nesvarbu, bet tavo plėtimasis į kitą tau prieinamą finansinį lygmenį nėra tik tai apie lengvumą ir nieko nedarimą ir laukimą. Aš tikiu, kad tai yra darbas, tam reikia darbo ir tu tai žinai, ypač pasiekusi sėkmę, kurią tu dabar turi, tu žinai, kad tai yra darbas ir tu sutikai su šituo darbu, todėl kad tu nori turėti savarankišką sėkmę, būti savo vadove. Tai ar ne mes sutinkam su tuo, tačiau gali būti daug lengviau. Tai reiškia, kada tu statai verslą, tada reikia daug darimo ir daug darbo. Plėtimasis, į kurį tu nori pereiti, reikalauja naujos strategijos ir tai reiškia apkabinant vidinę savo energetiką. Trūkstanti dalis yra tavo energetika, yra tavo moteriška operacinė sistema, kuri duos tau lengvumo norimo ir tėkmės, ir magnetiškumo, ir gyvybingumo, ir atrakcijos. Tai reiškia sutrumpins tavo plėtrą. Tai mes vieną dalį padarom ir plus turi supaprastinta būti tavo strategija, suderinant su tokia struktūra versle, kuri tave remia būti optimume, kuri remia tą svarbę dalį savirūpai, savipriežiūrai. Tai nėra darbas vien tik tai praktinė strategija, nes tam, kad tu sau leistum šitą reorganizavimą tavo gyvenime ir versle, turi vykti darbas tavo mąstyme ir įsivaizduok, kas yra įmanoma, jeigu tu gautum paramą suderinant ir asmeninį augimą, kuris yra svarbus elementas. Aš nežinau nei vieno žmogaus, kuris užaugo į aukštumas, lyderius, kuriuos mes matom, kurie nepadarė tonos asmeninių darbo. Nežinau nei vieno. Tai kitas lygmuo neišvengiamai reikalauja tonų asmeninės vidinės transformacijos. Ir lygiai taip pat reikalauja praktinių strategijų. Tai reiškia, žinoti mums reikia, kaip tave pozicionuoti, kokios tavo unikalios stiprybės, savęs valdymas, komandos valdymas, yra labai daug, kaip komunikuoti tavo darbo vertę ir taip toliau. Tai yra visi dalykai, kuriuos kaip mentorė su 10 metų patirtimi, tiek vedant savo pačios verslą, asmeninės saviugdos srityje ir būdama mentorė įgalinančią moteris, jų klestėjimą, jų lyderystės, jų asmeninį pasitenkinimą. Pagreitinu šitą dalyką, todėl kad perduodu savo žinią, savo patirtį, tau pritaikant tai. Pritaikant pagal tave, pagal tavo unikalią esmę, sutaupant daug laiko, streso, nereikalingo perdegimo, kad tu galėtum turėti to daugiau laiko sau ir dalykams, kurie yra tau svarbus. Ir kad galėtum ir vesti, ir klestėti iš savo optimumo. Tai yra iš savo genialumo zonas, iš savo geriausios vietos. Ir jeigu tu klausaisi manęs ir svajoji apie perėjimą, plėtimąsi ir tiki, kad yra įmanoma, įsivaizduoji, esi visiškai aiški
dėl krypties, nepasimetus, ar čia plėstis, ar nesiplėstis, ar susitraukti ir sumažinti save ir likti ten, kur tave stagnuoja, ar tikrai plėstis, mes suderinam tave su tavo tikslu, mes einam į išlaisvinimą tavęs nuo kontrakcijų, nuo savęs mažinimuose, išplečiant tavo magnetiškumą, tavo asmenį pasitenkinimą ir išsiaiškinam tavo unikalias stiprybės ir tuomet suderinam tavo verslą pagal tavo unikalias stiprybės. Ir labai paprasta, nesudėtinga strategija, kuri tau tinka. Todėl, kad, kaip sakiau, perėjimas, pakilimas į kitą lygmenį reikalauja ne per daug darymo, kad tu gali daryti, tai yra užkrauti savo sudėtingiau, bet tai yra apie supaprastinimą, palengvinimą tau, kad pagaliau mylėtum darbą, karjerą, verslą, kurį tu turi, pagaliau galėtum jo mėgautis, pagaliau jisai pritrauktų tavo idealias partnerystės ir pagaliau tu turėtum tą laiką savo gyvenimui daugiau. Ir taip pat užtikrintum stabilias pastovias pajamas be abejo. Tai jeigu tu esi moteris, kuri yra ambicinga moteris, nekantri moteris, todėl kad tau yra brangus laikas. Tu galbūt jau esi kitame gyvenimo tarpsnyje, kur, žinai, tą nueiti sunkų kelią, tu žinai, tu gali eiti, tu žinai, kad su sunkiu darbu nueisi, bet tai užtruks tau dar tiek pat 30, 20, 40 metų. Jeigu tu nori dabar perėjimo, plėtimosi, augimo, atsiradimo toj gyvenimo pusiausvyroj ir plėtimasis tavo versle ir harmoninga savipriežiūra ir darna, nekompromituojant, neaukojant jokių tavo dalių ir aspektų, išplečiant tavo asmenį pasitenkinimą. Tu nori to dabar, greitai, viso to. Tačiau minus atimant tą spaudimą, akceleravimą, kuris palieka tave išsekusią. Tai reiškia, tu mieliau pasiimtum parašiutą ir skristum, negu sulaužytum save toliau procese per spaudimą, nes žinai, kad galiausiai nebus plėtimuose ir ieškai paramos tau pritaikytos asmeninės, pašalinant visas frikcijas ir išlaisvinant gražią tėkmę su džiaugsmu, gracija. Aš kviečiu tave pasikalbėti su manimi, susisiek su manimi asmeninę žinutę Facebook'e ir pasikalbėkim apie tai, kaip galiu pasitarnauti, kokiu būdu specifiškai tavo unikalioj situacijoje. Aš lauksiu tavo žinutės, pasikalbėkim, jokio spaudimo, tik tai dvi moteris, kalbančios apie galimybės, kurios tau yra įmanomos ir nori per tave atsiskleisti. Ir jeigu atrasim, kad esam gera kombinacija dirbti kartu, geras derinys, tai galėsim aptarti, kokie tai būdai būtų, kurie remtų tave šiuo metu. Ačiū tau labai už tavo dėmesį, linkiu tau nuostabios dienos, tikiuosi, kad suradai svarbus mąstymo proveržius, kurie turi įvykti ir laukiu pasimatyti tave skambutyje, kurį galim suderinti, jeigu tu su manimi susisieksi. Skambutis yra nemokamas ir neįpareigojantis ir tikiuosi, kad turėsiu galimybę potencialiai paremti tavo perėjimą į kitą sėkmės ir pasitenkinimo lygį, be paaukojimo aspektų, kurie tau yra svarbus. Daug mano meilės tau ir iki.